11 tema – vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Aiškiai apsisprendus, kokia menedžmento apskaita įmonėje bus kuriama ir diegiama, pirmas dalykas, tai turi būti sprendžiama, ar tokią sistemą kurti ir diegti vien savo specialistų jėgomis, ar šiai užduočiai pasamdyti ir konsultantus, kurie padėtų savo vertinimais ir patarimais. Yra įmonių tokių, kurios iš principo viską nori pasidaryti patys, tačiau yra ir priešingų įmonių, tokių, kurios pasamdo išorinius konsultantus, ekspertus, viską jiems, taip sakant, palieka ir tiesiog nesikiša į procesą, paprasčiausiai laukia tobulo galutinio rezultato. Pats turbūt prasmingiausias būdas būtų tarpinis, kada daroma savo jėgomis, tačiau pasamdomi konsultantai, kurie padėtų pradžioje teisingai suformuoti uždavinius, apmokintų įmonės specialistus, o toliau tie įmonės specialistai viską galėtų daryti savo jėgomis, tik pasikonsultuodami su ekspertais, neaiškiais klausimais, kada jie atsiranda. Aišku, aš dabar kalbu apie atvejį, kada įmonėje menedžmento apskaitos visiškai nėra. Tačiau šiais laikais daugelėje įmonių šiaip ar taip vis tiek veikia tam tikri menedžmento apskaitos elementai. Pavyzdžiui, yra kalkuliuojama produktų savikaina, taip pat ir pilnoji savikaina. Yra sudaromi įmonės jos padalinių bei produktų biudžetai. Tačiau problema yra ta, kad dažnai tokie menedžmento apskaitos elementai įmonėse veikia, sakykime, ne visiškai pilnaverčiai, nes yra parengti nepakankamai kokybiškai, neįsigilinant į visas, sakykime, ypatybės ir todėl neduoda tokios naudos, kurios iš jų yra laukiama. Tokiais atvejais reikia gilintis į tas menedžmento apskaitos sritis, kurios įmonėje veikia nepakankamai efektyviai ar galbūt visai neveikia. Reikia susirinkti trūkstamų žinių dėl tokių menedžmento apskaitos sistemos spragų ir po to tobulinti esamą sistemą, kad jinai veiktų pilnaverčiai ir efektyviai. Tikimės, kad iš šiuose kursuose jūs taip pat įgijote naudingų žinių, kurios padės jums atlikti šį darbą. Bet kokiu atveju ar įmonės menedžmento apskaitos sistema kuriama naujai, ar jinai būtų tik tai tobulinima, visada ta menedžmento apskaitos sistema turi būti įmoniai išsamiai aprašyta. Toks menedžmento apskaitos sistemos, kuri turi veikti įmonė aprašymas, kartu su pavyzdinėmis biudžetų, vidinio ataskaitų bei kitokių vidinių dokumentų formomis gali sudaryti nuo, sakykime, keliasdešimties puslapių nedidelėje įmonė iki net kelių šimtų puslapių didesnėje įmonėje. Tai yra visiškai normali apimtis, nes juk tiesiog neįmanoma laikyti tiesiog šiaip atmintie tokių sudėtingų sistemų, kokia yra menedžmento apskaita. Sukurtos sistemos aprašas turi būti pateiktas tiems darbuotojams, kurie įmonėje turės su ta sistema dirbti. Tačiau, aišku, darbuotojams nereikia pateikinėti visos sistemos. Reikia jiems pateikti tik tai tas dalis, kurios tiesiogiai bus susijęs su jų darbu. Tarkim, pardavimų veiklos vadybininkams, vadovams reikalinga tik ta dalis, kuri susijusi su pardavimu, veiklos biudžetų rengimu, su šios veiklos menedžmento apskaitos informacija. Natūraliai taip pat gamybos veiklos vadovams ir vadybininkams taip pat reikalinga sritis susijusi su gamybos biudžetų sudarimu ir su šios veiklos menedžmento apskaitos informacija. Kitų veiklų vadovams ir vadybininkams reikalinga irgi tik tai informacija susijusi su jų sritimi. Prieš sukurtos įmonės menedžmento apskaitos sistemos aprašą tokį paviešinimą įmonės darbuotojams visa tokia aprašyta ir įmonėje taikytana sistema pradžiai turi būti patvirtinta įmonės vadovo. To reikia tam, kad visi darbuotojai aiškiai suprastų, kad šią tvarką įveda ne kažkas, tai įmonės vadovas ir būtent jisai reikalauja, kad šios tvarkos įmonėje būtų laikomasi. Tokia prašyta ir įmonės vadovo paskelbta įmonė menedžmento apskaitos vedimo tvarka vadinama įmonės menedžmento apskaitos politika. Kad būtų aiškiau, kas yra priskirtina menedžmento apskaitos politika ir kuo tai skiriasi nuo finansinės apskaitos politikos, kurią įmonėje privalu pasirengti pagal įstatymus, aptarsime
šiuos dalykus pagal 248 puslapyje pateiktą schemą. Na, kaip žinome, visą įmonės buhalterinės apskaitos sistemą sudaro dvi apskaitos rūšys, tai yra finansinė apskaita ir menedžmento apskaita. Ir šios dvi apskaitos rūšys, nors yra ir kartu kažkiek panašios, tačiau tuo pačiu daug skiriasi, nes tarnauja visiškai skirtingiams tikslams, kaip žinome. Kai matome iš pateiktos schemos, labiausiai skiriasi finansinės ir menedžmento apskaitos metodiniai dalykai, kurie numatomi kaip tik tai atitinkamų šių apskaitos rūšių politikoje. Nes finansinės apskaitos tikslas yra parodyti ne tik tikrai teisingą, bet tuo pačiu ir gražesnę įmonės padėtį savininkams ir kreditoriams. Kaip žinia, finansinė apskaita formuoja informaciją apie turtą, apie nuosavybę, apie įsipareigojimus ir taip pat parodo, kokį veiklos rezultatą, pelną arba nuostolį įmonė uždirba per ataskaitinius metus, jeigu reikia ir per trumpesnį laikotarpį. O yra tokia speciali kūrybinė apskaita, kurios pagalba finansinių ataskaitų rodikliai net specialiais būdais būna pagražinami, kad labiau tiktų kreditoriams arba įmonės savininkams. Na, o tuo tarpu menedžmento apskaitos tikslas – pateikti teisingą ir išsamią informaciją, kuri padėtų įmonės vadovams atlikti konkrečius veiksmus. Tai yra nepagražinti kažką, o priešingai atskleisti visas stipriasias pusės įmonės veiklos ir tuo pačiu atskleisti visus įmonės veiklos trūkumus, kuriuos vadovams reikia taisyti. Tai yra įmonės vadovams pateikiama teisinga informacija apie kiekvieną veiklos objektą, kuri padėtų priimti sprendimus pagerinančius vykdomos veiklos efektyvumą. Na ir todėl menedžmento apskaitos metodika orientuota kaip nežiūrės į vienus dalykus, o finansinės apskaitos metodika orientuota į kitus dalykus. Įmonė parengus finansinės apskaitos politiką ir menedžmento apskaitos politiką, šios dvi politikos neturi būti apjungtos į vieną visumą, net kaip tik geriau, kad jos būtų neapjungtos, kadangi jos ir esminiai skiriasi, o be to šiomis metodikomis įmonė turėtų naudoti skirtingą darbuotojų. Vieni dirbtų turi su menedžmento apskaita, kiti su finansinė apskaita ir finansinės atskaitomybės sudarimo. Be to, menedžmento apskaitos metodika ir jos teikiama informacija, kaip žinome, yra konfidenciali, netgi kartais slapta. Todėl jie irgi reikia saugoti nuo visų pašalinių asmenų, kam jinai nėra skirta. Taigi, tai dar viena priežastis, dėl ko menedžmento apskaitos politiką mes turėtume įmonėje pasirengti, įforminti, skelbti ir saugoti visiškai atskirai nuo finansinės apskaitos politikos. Toliau, puslapis 249. Čia pateiktas įmonės vadovų įsakymas, to įsakymo labiau pavyzdys, sakykime, kurio būtų tvirtinama įmoniai skirta menedžmento apskaitos politika. Be abejo, kiekvieno įmonė atsižvelgiant jos ypatumus, jos specifiką, jos poreikius ir galimybės, menedžmento apskaitos sistema būtų, savita. Kaip sakant, jeigu vienoje įmonėje menedžmento apskaita yra, tarkim, tam tikra, tai kitoje įmonėje menedžmento apskaitos sistema gali būti net visai nepanaši į kitos tos anosios įmonės menedžmento apskaitą. O tai reiškia, kad ir menedžmento apskaitos politika ir menedžmento tos politikos turinys ir įsakymas, kuriuos skelbiama įmonės menedžmento apskaitos politika, irgi kiekviena įmonė būtų be abejo labai savitai parengti, atsižvelgiant būtent į tos įmonės realią situaciją. Tačiau vis tiek tikslinga susipažinti su tokio įsakymo, vadovo įsakymo, kuriuos skelbiama įmonės menedžmento apskaitos politika, sakykim, pavyzdžiui arba šablonu, kad po to darant tai patiems tiesiog būtų paprasčiau ir aiškiau. O prie šio vadovo įsakymo, kurio mes čia, sakykime, pavyzdį matome, prie tokio įsakymo turi būti pridedami visi priedai, kitaip tariant, turi būti pridedama visa detali menedžmento apskaitos vedimo įmonėje tvarka. O tos tvarkos apimtis, kaip jau minėjau, gali sudaryti nuo keliasdešimties puslapių mažoji įmonė iki, tarkim, kelių šimtų puslapių vidutinį įmonę, nekalbant apie didesnės įmonės. Toliau atsiverskim, prašau, puslapį 251. Menedžmento apskaita reikalinga
kaip esam šiuose kursuose nekartą minėję, reikalinga ir netgi būtina ne tik vidutinėse įmonėse, bet net ir nedidelėse įmonėse lygiai taip pat jinai svarbi. Na, sakykime, tik tai visai mažose įmonėse, kur darbuotojų, pavyzdžiui, yra iki 10, na, visos menedžmento apskaitos nereikia, o pakanka tik tai kai kurių menedžmento apskaitos elementų. Tarkim, pakanka detalaus produktų savikainos kalkuliavimo. Jeigu įmonėje menedžmento apskaita vedama, tuomet būtina tinkamai organizuoti ir menedžmento apskaitos vedimo darbus. Na, tuo šiaip tai turėtų pasirūpinti įmonės vadovas, nes juk vadovas suinteresuotas gauti išsamią ir kokybišką informaciją apie įmonės veiklą, kuriai jis ir vadovauja. Tačiau be abejo pasiūlymus, kaip tai geriausia atlikti įmonė, tai yra kaip geriausia organizuoti visą buhalterinės apskaitos vedimą, tame tarpe ir finansinės apskaitos, ir menedžmento apskaitos vedimą, ir mokesčio apskaičiavimą, tokį pasiūlymą turi pateikti vadovui, na, vyriausias buhalteris, nes jisai tai išmano. Na, pirmas dalykas, į ką reikia šiuo atveju atsižvelgti, kad tiesiog būtina atskirti įmonėje darbuotojus, kurie menedžmento apskaitai skirti, nuo darbuotojų, kurie veda finansinę apskaitą, apskaičiuoja mokesčius, rengia finansinės ataskaitas. Tai yra specialistas, kuris yra skirtas menedžmento apskaitai, jisai turi būti visiškai atskiras, kuriam nerūpėtų nei finansinė apskaita, nei mokesčio apskaičiavimas, nei kiti dalykai. Jo darbas būtų tik menedžmento apskaitos vedimas įmonėje. Jeigu to įmonėje nepavyktų padaryti, jeigu taip sakant vis tiek tai būtų dubliuojamos funkcijos, tai yra tas pats žmogus turėtų ir mokesčius galbūt apskaičiuoti, ir menedžmento apskaitą kažkiek vesti, ir dar finansinę apskaitą, na tai tada, sakykime taip, nieko nesigautų, nieko tikrai efektyvaus nesigautų, kadangi visada kažkas nukentėtų. Kažkam būtų teikiamas prioritetas, galbūt prioritetas mokesčio apskaičiavimui, galbūt finansinė apskaitai, galbūt kartais menedžmento apskaitai, tai būtų tam tikras blaškymasis ir tai būtų tikrai neefektyvu. Na, o turint atskirą darbuotoją vien menedžmento apskaitos tvarkymų įmonėje, svarbiausia nepalikti tokio darbuotojo šiaip savo vieno, bet nuolatos rūpintis, bet to jo kvalifikacija. Ar jinai tikrai pakankama tokiam rimtam, atsakingam ir sudėtingam darbui atlikti. Nes šiuo atveju, na, suprantame, kad viską lems būtent tokio specialisto kvalifikacija, jo žinios, jo patirtis. Na ir jeigu, tarkim, tam tikrų metų matoma, kad kvalifikacija yra nepakankama tokio specialisto, be abejo reikia į tą kvalifikaciją investuoti. Toliau puslapis 252, čia mes matome variantą, kaip didelės įmonės organizacinių struktūrai galėtų būti realizuotas menedžmento apskaitos padalinys su savo funkcijomis. Be abejo, tai yra tik vienas iš galimų variantų, kadangi didelės įmonėse menedžmento apskaitos realizavimas gali būti atliktas labai įvairiai. Na ir šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus organizacinius principus. Pirmas dalykas, tai menedžmento apskaitai organizacija prasme didesnė įmonė turėtų vadovauti įmonės vadovo, na, sakykime, pirmasis pavaduotojas. Jis gali vadintis įvairiai. Tarkim, viceprezidentas ekonomikai, direktorius ekonomikai, kontrolierius ar dar kažkaip kitaip. Tai jau priklauso nuo įmonės pasirinkimo. Na, kodėl tai yra svarbu? Kodėl svarbu, kad vadovautų būtent įmonės vadovo, tarkim, pats pirmasis pavaduotojas? Todėl, kad bent kiek didesnėje įmonėje, na, be tokios specialios informacijos, kurią teikia menedžmento apskaita, vadovauti yra iš principo neįmanoma. Todėl, kuo didesnė įmonė, tuo didesnė svarba joje suteikiama informacijos kokybei. Tai reiškia šiuo atveju menedžmento apskaitos informacijos kokybei. Todėl ir tokios apskaitos organizavimui irgi bent kiek didesnė įmonė turi būti skiriamas tikrai rimtas dėmesys. Na ir ką matome iš pateiktos schemos, šiuo atveju antras blokas, planavimo ir kontrolės skyrius, tai yra būtent tas padalinys, jis taip įvardintas šiuo atveju, nors šiaip įmonėse jis būna vadinamas įvairiai, bet mes šiuo atveju įvardinam planavimo ir kontrolės skyriumi, kadangi tai pakankamai gerai atspindi pačią tokio padalinio darbo esmę. Taigi planavimo ir kontrolės skyrius
Jisai netvarko nei finansinės apskaitos ir atskaitomybės klausimų, nei dirba su mokesčiais. Jo darbas yra kaip tik tai menedžmento apskaita, tai yra savikainos kalkuliavimas, darbas su biudžetų parengimu, vidinio ataskaitų sudarimas. Na ir bent kiek didesnė įmonė, be abejo, tokiam planavimo ir kontrolės skyriui, aišku, dirba ne vienas ir ne du, bet keletas ir 14 ar dar daugiau darbuotojų. Tai yra normalu. Dabar pabaigai grįšime prie 4, 5 aptartų klausimų šiek tiek. Tai yra biudžetų sudarimas įmonėje. Tai kalbėsime apie tai, kaip įmonė turėtų būti reglamentuojamas biudžeto rengimas, kaip jisai turėtų būti organizuojamas. Kadangi, kaip nežiūrėsi, tai įmonė ir kuo didesnė įmonė, tai tuo labiau tas pasireiškia, kad biudžetų rengimas, biudžetų vykdymo kontrolė, biudžetų koregavimai, tos informacijos apie biudžetus pateikimas vidinėse ataskaitose, tas darbas sudaro labai didelę visą menedžmento apskaitos dalį. Todėl tai yra svarbu. Ir kuo didesnė įmonė, kaip minėjau, tuo tai yra svarbiau. Taigi, kadangi biudžetų sistema įmonė yra tikrai ypatingai svarbus vadybos elementas ir ypatingai didelis reikšmingas menedžmento apskaitos elementas, mes atskirai skirsime dėmesio aptarti, kaip darėtų organizuoti visą darbą įmonėje su biudžeto rengimu. Be abejo, visą tai, ką aptarsime, yra tik tai rekomendacijos, nes vėlgi įmonės vadovas pats turi nuspręsti, kaip jisai tą darys savo įmonė. O čia būtent, ką kalbėsime, tai yra įmonės vadovo, arba bent jau, kaip kalbėjome anksčiau, įmonės vadovo pirmojo pavaduotojo kompetencija. Šitie klausimai. Na, tai pirmas dalykas įmonėje, kuriant, rengiant ir įdiegiant biudžeto sistemą, visam šiam procesui turi vadovauti tas asmuo, kaip minėjom, jeigu ne įmonės pats pagrindinis vadovas, tai bent jau pirmasis pavaduotojas atsakingas už visą įmonės ekonomiką ir finansus. Kadangi darbas su biudžetais, jų kūrimu, rengimu, įdiegimu, o vėliau su įdiegtos biudžeto sistemos tobulimu yra tikrai didelis ir sudėtingas, kuo didesnė įmonė, tuo tas darbas sudėtingesnis, tai todėl rekomenduojama tokiais atvejais suformuoti iš įmonės įvairių padalinių specialistų, nuolatinę komandą, kurie būtinai turėtų būti be abejo ir buhalterijos atstovai, ir tokia komanda, toks darinys turėtų būti vardinamas biudžeto komitetu arba kažkaip tai, labai panašiai. Na ir visai šiai komandai, tai yra biudžeto komitetui, vėlgi vadovautų tas įmonės pats vadovas arba jo pirmasis pavaduotojas. Biudžeto komiteto užduotis būtų atlikti viską, kas reikalinga formuojant įmonėje biudžeto sistemą. Tai yra nustatant, kokie biudžetai, kokiems objektams, kokiam laikotarpiui, kokio detalumu turi būti sudaromi. Taip pat turi būti numatoma, kas tos biudžetus įmonė rengia, kam jie yra perduodami, peržiūrėti, patikrinti, kas ir kokiu būdu juos tvirtina, kaip jie yra koreguojami, kaip atliekama biudžetų vykdymo kontrolė ir taip toliau. Tokių klausimų yra labai daug, kuris reikia spręsti. Na ir visą biudžetų parengimo tvarką, kurią dirbdamas parengė biudžeto komitetas, pradžioje turi be abejo patvirtinti įmonės vadovas. Jeigu įmonės vadovas parengtai tvarkai pritarė, jis ją tvirtina ir paskelbia įmonėje, kad ši tvarka yra privaloma visiems biudžeto sistemoje dalyvaujantiems darbuotojams. Tokia biudžeto parengimo tvarka dar yra vadinama įmonės biudžeto politika. Na, o įmonės biudžeto politika šiuo atveju vėlgi natūraliai turėtų įsilieti į visą įmonės menedžmento apskaitos politiką įmonėje. Tai yra, biudžeto politika turėtų būti pagrindinė įmonės menedžmento apskaitos politikos dalimi. Na, o biudžetų komiteto nariai patys konkrečių biudžetų sudarime neturėtų dalyvauti, neturėtų užsimti ir biudžeto vykdymo kontrolę, taip pat neturėtų konsultuoti įmonės darbuotojų, kurie dirba su biudžetais. Tai yra, to biudžeto komiteto darbas toks būtų, sakykime, labiau dirbti iš viršaus. Na, o dirbti jau ne iš viršaus, o dirbti horizontaliai, jau turėtų įmonės planavimo ir kontrolės skyrius, kurį matom puslapio apačioje įrašyta. Tai yra tas padalinys, kuris atsakingas įmonė turėtų būti už visą menedžmento apskaitą, lygiai taip pat ir už biudžetų atspindėjimą vidinės ataskaitose, už biudžeto apskaitą. Tame tarpe toks
planavimo kontrolės skyrius, jo darbuotojai turėtų užsimti ir įmonės darbuotojų konsultavimu, kurie dirba su biudžetais, juos rengia, juos vykdo ir panašiais tokiais einamaisiais klausimais. Kadangi visais šiais atvejais, ką mes kalbėjome, dabar svarbiausias dalykas yra kokybiška, patikima, ir pakankamai išsami informacija. Todėl tiesiog būtina investuoti tokios informacijos generavimą įmonėje. Į konkrečiai investuoti į įmonės specialistus, kurie tokią informaciją turi formuoti. Taigi, reikia tiesiog suprasti, kad šiuo atveju ta investicija į specialistų, kurie dirba su tokia informacija, tokios informacijos rengimu, jinai būtent yra daug svarbesnė negu investicija, tarkim, į kažkokias specialias kompiuterinės apskaitos programas. Nes galime, kaip žinome, įsigyti, kad ir labai pažangę programą, ir darbo su biudžetais programą, ir apskaitos programą, bet jeigu mes nepakankamai kokybiškai į tokią programą įdiegsim visą metodiką, tai ir pats rezultatas, ar tarkim apskaičiuojamo produktų savikaina, ar biudžetų sudarimo informacija, tiesiog nebus kokybiška. Vien dėl to, kad mes patys, tarkim, galbūt dėl savo žinių trūkumo, dėl kitų priežasčių, patys būsime įdiegę į tokias kompiuterinės programas, netinkamą metodiką. Taigi, šiuo atveju pirmoji vietoje turi būti ne kažkokios programos ypatingos, o pirmoji vietoje turi būti specialistai, specialistų kvalifikacija. Jinai turi būti pirmoji vietoje. Ir tarp tokių specialistų be abejo pirmoji vietoje yra buhalterinės apskaitos darbuotojai, kurie turi dirbti su menedžmento apskaita. Jų kvalifikacija šioje srityje tikrai turi būti labai aukšta. Todėl mes ir labai rekomenduojame, net ir po šių pakankamai išsamių vadybos ir kaštų apskaitos kursų, vis tiek rekomenduojame įsigyti ir 2 tomų leidinį buhalterinė vadybos ir kaštų apskaita, kuriame visi šiuose kursuose aptarti klausimai yra išnagrinėti dar išsamiau. Tačiau, kaip žinome, su biudžetų rengimu bei biudžetų vykdymo kontrolė įmonė turi dirbti atskiri specialistai. Tai neturi būti tiesioginis bent jau buhalterijos darbas, o tokie specialistai, kurie dirba su biudžetais, be abejo turi būti irgi labai kvalifikuoti tiek biudžeto sistemos srityje, tiek ir kituose menedžmento apskaitos klausimuose. Todėl su biudžetais dirbantiems asmenims mes rekomenduojame išklausyti būtent jiems specialiai parengtus nuotolinius kursus efektyvių biudžetų rengimą. Tačiau patys įmonės vadovai, dabar jau kalbame apie aukščiausius įmonės pareigūnus, patys įmonės vadovai irgi turi išmanyti bent jau menedžmento apskaitos pagrindus, kad suprastų, kaip atliekamas jiems pateikiamos informacijos formavimas įmonėje. Jeigu vadovai tai išmanys, galiausiai ir patiems buhalteriams bus paprasčiau su jais bendrauti. Galiausiai tada vadovai ir labiau vertins menedžmento apskaitą tvarkančius buhalterius ir neliems, pavyzdžiui, jiems formuoti tokios informacijos, kurios galbūt net ir nėra įmanomas formuoti. Patys vadovai supras, kas yra įmanoma ir kas yra neįmanoma. Todėl kviečiame jūsų vadovus apsilankyti 1 dienos nuotolinėme seminare, kuris yra specialiai skirtas jiems. O mūsų kursai jau yra baigti. Tikimės, kad jiems buvo naudingi. Svarbu tik tai, kad jūs praktiškai imtumėtės įgyvendinti tuos dalykus, kuriuos išgirdote šiuose kursuose ir kurie jums yra aktualūs. Linkime jums sėkmės.